Taip, tai dabar gavom 2 sausus davinius. Taip, variantas 7. Yra troškinta kiauliena su griekių koše. Čia yra... Kas čia yra? Čia yra pašildytojas. Kaip vadint pašildytojas? Jo. Va, einu atnešiu vandens. Taip. Toliau, kas čia dar yra? Sausas kuras, šaukštas, degtukai, servietėliai rankoms turbūt nusivalyti, migdolai, sausainiai. Ne, čia specialiai džiūvėsėliai. Džemas, braškių, rūta, šokoladas, dar kažkas. Ir viskas surašyta, kas yra. Taip. Antras variantas. Sausas davinys numeris 2. Troškinta jautiena su kruopomis padaže. Taip pat pašildytojas, taip pat džiūvėsėliai. Tik tai dabar yra lazdynų riešutai. Sausas kuras visa kita. Taip pat džemas. Pas tave lietuviškas midus, va. Kava. Sausas davinys. Ir dar čia įdomus dalykas yra padėklas maistui pašildyti. Tuo viską išbandysim. Atnešiai vandens. Bandom. Gerai, bet tai... Tai tipo, iki tos linijos reikia vandens pilti, aš taip suprantu. Į šitą palabiškį toliau, pasitrauk toliau. Va. Waterline, kad beveik ir įpyliau gerai. Kas dabar bus čia? Dabar bus šitaip, va. Gal aš ne taip darau, bet fuck it, darysim taip, va. Čia yra instrukcija iš tikrųjų, reikia pasiskaityti. Čia tavo? Jo. Nu tai va, valio, nevartyk žodžių. Čia tavo. Šitas daiktas, o kur kitas? Man taip atrodo, numatysim. Čia yra ir lietuviška instrukcija parašyta. Nežinau. Gerai. Vienas variantas yra įvyniokite, o kitas variantas net įdėkite į vidų. Įdėkite į kartoninę dėžutę taip, kad užlenktas maišelių viršus būtų virš maisto paketo, o pašildytuvas po maisto paketo. Tai taip ir yra. Va. Turim 2. O, jau vienas šyla. Biškį įdėk, nes šalta laukia. Į šitą įdėti, ne? Jo, gerai. Tegu jie šyla viskas. Va. Šyla viskas, atrodo, kad kaip koks popkornų. Ar girdisi? Va, bus arbatos. Garuoja. 6 valandos. 5 minutės. Geras. Bet tai galbūt... Maišiukas pradarytas už tai. Gal aš blogai. Ir kvapas jau jaučiasi. Ne tą pusę gal sudėjai. Ką, žinau, gerai. O tai šitas... šitas irgi. Nu tai ir valio. O tai valgysim, tai vakarienį. Čia yra. Padėklas maistui pašildyti. Jo, bet tai ką jis čia reiškia? Nu, vieną šitaip gal, kitą šitaip. Čia parodyta kažkaip. Va, 2 į apačią, 2 į viršų. Kuriuos lengsi, man atrodo, gal nesvarbu. O tai čia ne šitas kažką turėjo reikšmės šitas? Ne. Sakykim, kažkokį katiliuką, poduką ir užsidedi va šitas tabletės. Čia sausas kuras, ne, kur yra? Supratau. Aišku, vieną uždedi. Jo, va čia, ne? Žinai, dega. Jo, ir gali kokį puodelį užsivirta, ne? O, šaukštas yra. Yra šaukštas, 2 šaukštai yra. Na, tai gerai, supratau. Vers kokias? Mūsų vakarieniai.
Kiek minučių reikia laukti, kol pašils? 10-15, nu žodžiu, užvirs vanduo ir... 7 ir 2. Va. Dabar galima kramsnauti riešutus. Lazdynų ir migdolai. Dabar naują praktiką naudoju. Pirmiausia, užpildau iki pat viršaus ir, ta prasme, padegu ar ne, įdedu mažesnių malkų, didesnių, bet paskui pilną prikraunu ir tiesiog ir viskas ir 10 minučių dega, be jokio papildymo. Kur puodukai? Va. O, bėga vanduo. Jo, užvirė. Reik dangtelį nuimti. O, eitų, per 10 minučių užvirė. Arba dar net ir trumpiau. O mes neturim kavos pirštinės, aš užpilčiau. Kiekvienam savo. Vienam kava, kitam arbata. Jam kažką užpilsiu. O tai dabar kas... Niekas neįsipylė nieko. Nu tai duok. Va, vienam arbatą dėk. Dėdam arbatą. Punkšt. Kur manau, kava. Nežinau, ieškuk. Eiktų greitai dabar užvirė. Bet biškiai kitaip, matai, pilna. Labai tu pilna pripylė vandens. O kažin, jeigu aš į tą karštą įvaryčiau. Ne, net jeigu parašyta šaltų, tai parašyta šaltų. Kur manau kava dingo? Kas čia? Tirpi natūrali kava, nu gerai. Tampa, reikia plyšti. Come on. Nežinau. Okay. Iš tau džiaugsmų. Lauk. Nu. Šitas tai man kažkokia anomalija, kaip jau rankina neįkaist. Ir viskas bus gerai. Jis labai gražiai bėga. Kokį šokoladą turim? Tu pažįsiu. Pupa? Ar koks? Ne, rūta. Rūta? Nu va. Gali būti. Vanduo. Tikėčiau. Karština, atsargiai nenori. Duoda kaip reik liepsna. O žiūrėk taip. O ne? O eik tu savo. Va, matosi liepsna. Iš tikrųjų. O, da dega? Da biskį dega. Truputį ir verda. Bet vandens tai čia Na, aišku, jis ir nebuvo. trečdalis litrų. Aišku, jis ir nebuvo labai atšalęs nuo katiliuko. Ką valgysi dar? Šokoladą? Koks šokoladas? Rūta. Rūta. Šokolad. Rusiškas? Ne? Ne, rūta tai turėtų būti lietuviškas. Šiaulė, Lietuva. Taip.